krepšinėje privalumas, o kaime pas babytę trūkumas, nes ten senoviniai namai ir slenksčiai man kažkur iki burnos, nosies, tai dažnai būna, kad paragauju, atsitrenkia skaudžiai. Nežinau, ir muzikos mokykla, ir dailę lankiau, viską išlankiau ir čia jau sakau, eisiu krepšinį ir tėvai sako, ne, mesi kaip ir viską. Bet paskui nuėjau ir visai padėjo patik, bet Jurbarke manęs tiek nepastebėjo ir sugalvojau į stovyklą nuvaryti į Karklę. Ir ten nuvariau ir ten buvo vien bernai ir aš pabėgau iš tos stovyklos, bet ten buvo treneriai, kurie mane pamatė ir pasakė, kad Vilnių. Visi viešbučiai su trumpom lovom. Man netrukdo, nes aš mėgstu iškišus kojas miegoti, tai ir jei man ilgą lovą, tai aš vis tiek kažkaip per šoną vieną iškišu ar kitą. O kai šiaip yra pomėgis? Nežinau, per karštą jaučiasi, kad degu, reikia iškišti kojas ir viskas. Gal pripratus prie trumpų kaldrų, trumpų lovų ir daugiausiai. Yra buvo, kad reikia kėdę pasidėti, bet labai kažkur Rusijoje buvo ir labai jau maža lova buvo. Ir baisiausia, kai atvažiuoji ir būna tas lovos gale, kaip net nežinau pavadinti, galas iškilis. Tai tada jau šakis kažkaip per šoną ir jau tada jau tikrai jau neįsimėgosiu. Vaidinau ligonę, jei gerai pamenu, tai ten mane kabino daktaras, rezidentas, nors jis buvo, mano ūgio, tai visur kameros iš apačios mane filmavo, kad atrodyčiau aukštesnė, jis ten irgi pritupė, aš ten biškai įsitiesiu labai. Nefilmuoju iš vieno kampo, tada kitą, to žodžius išmokti, man ten porą eilučių atsiuntė, viskas ten. Nežinau, sunku buvo išmokti porą eilučių. Visiškai kita kultūra, ten labai maži žmonės palei mane. Tai net ateidavo visą tokią klasę, būrys nusifotkinti ir ten, taip apsikabinę ir to čia iki filmo vos ne.